Klausimas, ar lengva būti geru įtėviu ar globėju, yra labai susijęs su klausimu, ar yra lengva būti geru tėvu ar mama. Tai turbūt galim pasakyti, kad nėra lengva, arba bent jau dažniausiai nėra lengva būti geru tėčiu ir mama. Taip pat ir globėju arba įtėviu. Santykyje tarp suaugusio ir vaiko vyksta abipusis tapsmas. Kai mes kalbame, kad mes ugdome vaikus, kad mes auklėjame vaikus, tai čia yra viskas teisingai iš vienos pusės. Iš kitos pusės yra tai, kad suaugęs žmogus irgi turi augti. Lengva būti gerų įtėvių arba globėjų pirmiausia yra tiems žmonėms, kurie yra pasiruošę irgi mokytis ir augti. Stengtis, bet ne tik tai stengtis, kaip dėti pastangą arba vargti vargą. Kas yra arba kokie yra tie geri įtėviai ir globėjai, tai yra žmonės, kurie realiai myli vaikus. Čia, ką mes čia dabar sakom, sakydami, kad, myli vaikus. Kasgi tų vaikų maždaug nemyli. Tai rimtai pažiūrėjus iš tą klausimą, reikėtų atmesti visus saldžius rožinius apibūdinimus. Geri įtėviai ir globėjai nardo buvime su vaikais kaip žuvis vandenį. Tokie žmonės tada nebijo problemų, kurios gali kilti. Nes jeigu bijote kažkokių problemų, kokios gali kilti, aš kaip psichologas iš karto klausiu, kodėl jūs bijote? Kas yra? Tai prieš einant į įvaikinimą arba globą, visai verta savo į šitos klausimus atsakyti. Pirmiausiai fizinių poreikių tenkinimas, tai yra būstas, vaiko kažkokia erdvė ir taip toliau, saugi namų aplinka, į tai yra žiūrima reikliai, pavadinkim, adekvačiai, bet reikliai. Antrasis gebėjimas arba gebėjimo grupė, tai yra vaiko sutrikimų ir poreikių kompensavimas. Tai yra toks plati gebėjimo grupė, kur įtėviai globėjai turi gebėti vaikui susitvarkyti su emociniam pasekmėm to, kad vaikas yra netekęs savo tėvų. Taip pat turi gebėti tvarkytis su vaiko tokia permanentinė arba periodiškai pasirodančia pykčio problema. Įvaikintam ir globojamam vaikui yra paprastai pikta ir liūdna, kad taip atsitiko. Ir kol jisai užauga, įtėviai ir globėjai turi padėti vaikui būti su šitais jausmais, kad yra pikta ir liūdna. Trečiasis gebėjimas be galo yra svarbus, tai yra tinkamas požiūris į vaiko biologinę šeimą ir vaiko biologinės šeimos, istoriją. Mokymų metu žmonės yra parengiami tinkamai žiūrėti į vaiko istoriją. Jeigu žmogui, norinčiam įvaikinti ar globoti, yra sunku priimti tą istoriją, kad vaikas yra kilęs iš kažkokių tokių tėvų, iš kažkokios tokios istorijos. Tai irgi yra labai sunku, būkim atviri, labai sunku yra padėti vaikui užaugti, pavadinkim, tokioj pusiausvyroj reikiamai. Ketvirtasis gebėjimas ryšių mezgimas, žmonės turi turėti išsisprendę savo ryšių įvairius klausimus, ten skyrybos ir visa kita, ar ne, turi būti jau, kaip sakant, sudėti taškai tuose gyvenimo keliuose ir bendradarbiavimo gebėjimas.
Jis ypač reikalingas, aišku, ir įtėviams, bet ypač globėjams. Vienas iš svarbiausių tokių dalykų yra, mokymo metodikoje yra vertinama, ar žmogus, pavyzdžiui, yra išgyvenęs savo gyvenimo netektis. Žiūrima ir padedama žmogui irgi įsivertinti, kiek išminties esi patyręs, išsinešęs iš patirto skausmo objektyvaus. Kai netekai galbūt vaikystėje ten kažkokio šuniuko, kaip tas banaliai beskambėtų, kokią išmintį išsinešu iš tėvų skyrybų galbūt, iš senelio mirties, iš savo galbūt ten pirmų ar antrų skyrybų. Žmogus priimantis į savo šeimą vaiką, kuris išgyvenęs yra labai rimtą netektį, tai yra savo biologinių tėvų netektį, turi būti jau susigyvenęs su savo netektimis, kad jisai galėtų padėti vaikui pamatyti kažkokį pozityvą ilgainiui tame, kad vis dėlto atsitiko toks dramatiškas dalykas, kad jo tėvai nepajėgė jo auginti dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Praktika rodo, kad žmonės turėtų priimti vaiką tik tai tada, kai jau yra pasirengę. Jeigu žmonės pirmiausia ten paima vaiką, o paskui bando įgyti reikalingus gebėjimus, tai praktika nėra gera. Ir čia, man atrodo, turim gerą įrankį, šitą mokymo programą, kuri padeda tiek šeimai, tiek specialistams įsivertinti, kokioj fazėj augimo ir pasirengimo yra šeima. Kita vertus, gali bet kuriai šeimai reikėti pagalbos, jau turint vaiką, ir tai yra normalu. Ir mes skatiname kreiptis pagalbos, jeigu jos reikia. Tačiau pradžiai, startui šeima turi būti pasirengusi matomai artimiausiai perspektyvai, neturėti kažkokių sunkių iššūkių, sudėtingų iššūkių. Labai paperka tai, kad vis tenka susitikti su globėjais arba, pavyzdžiui, budinčiais globotojais irgi, kur tiesiog protas neaprėpia, nerandi atsakymo, kaip gali žmogus turėti šitiek meilės, kuri daro stebuklus. Pavyzdžiui, ateina mergaitė 9 metų pas budinčią globotoją, visa išsigandusi, pasimetusi, manipuliuojanti, žodžiu, tylinti, nekalbanti ir taip toliau. Ir praėjus keletui mėnesių tampa klasės pirmūnė. Ta yra labai gražu matyti. Toliau, kas tikrai irgi paperka, matyti globėjų, įtėvių pastangą keistis dėl vaiko. Kartais beveik per ašaras, per nežinę, per drebančias kinkas, kai tu nežinai, į ką viskas eina. Tokie dramatiški momentai, bet matyti, kad žmonės, suaugę žmonės tiki, kad jų gera valia ir pastangos bus gėris vaikui, yra žiauriai geras reginys.